Mūsų atliktas finansinis auditas parodė, kad šalies socialinės paramos sistema tampa vis atviresnė užsienio šalių piliečiams. Tačiau valstybės institucijos nenumatė saugiklių, kurie apsaugotų viešuosius finansus nuo piktnaudžiavimo ar išmokų dubliavimosi. Dėl šių kontrolės spragų negalėjome patvirtinti beveik 455 milijonų eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų sąnaudų teisingumo. Audito duomenys atskleidžia paradoksalią situaciją. Per pastaruosius 3 metus bendras išmokų gavėjų skaičius šalyje nukrito 18%, bet ne ES šalių piliečių grupėje gavėjų skaičius į viršų šovė net 64%. Užsieniečiams išmokėta suma per 3 metus beveik padvigubėjo ir pasiekė bemaž 8 milijonus eurų. Didžiausią anomaliją įvardyjame neregistruotų vaikų fenomeną. Trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus, kurie net neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą, skaičius išaugo net 14 kartų. Pavyzdžiui, iš 257 Tadžikistano Respublikos piliečių net 95% išmokas gauna už vaikus, kurie nėra registruoti Lietuvoje. Išsamiau apie tai, kokius trūkumus nustatėme ir ką rekomenduojame keisti, mūsų ataskaitoje Valstybės kontrolės svetainėje.